yra Lietuvoje žmonių, kurie sako, ateikit, nebijom, ateikit, truputėlį pasigalinėsim. Ir tai yra, jūs turbūt jau ir atspėjote, tai yra oficialus Lietuvos atstovas Rusijos kare su Ukraina, mūsų savanoris, mūsų karys, žmogus tas, kuris renka pinigus Ukrainai ir juos veža, Jonas Aleks Ohmanas. Jisai tiesiai sako, kad būtų labai gerai, jei Rusija truputėlį užpultų. Ir aš manau, be abejo, tai būtų gerai, truputėlį užpultų, truputėlį pasprogdintų, keletą raketų, atsibūstų mūsų vadovaujantieji. Bet iš tikrųjų ta psichologija yra labai keista, iki absurdo, nes tarkim, viena iš versijų yra, kad aš nusipirkau Porsche. Aš turbūt paskutiniai vietoje pirkčiau tą dalyką, net jeigu kada nors turėčiau tam pinigų. Bet sakykime taip, mes pirmą kartą irgi mačiau tą antsiuvą, tiesiog aš geriai spontaniškai juokauju, Porsche. Nes supraskime, kad kaip be būtų, tai žmonės yra dažnai, sakykime, su prastu išsilavinimu. Neskiria logotipų. Nežino, čia atrodo, kad čia Porsche, tai Porsche. Nesigilina nei kiek, jokie ten faktai, kažkokie ten, įsigilinti į reikalus, kam čia dabar. Labai, aišku, svarbu suprasti, kad labai daug emocijų tame visame savame suprantama, kad ten pyktis, ten pasišeipimas, ten dar kažkas. Ir iš dalies, aišku, reikia suprasti, kad dalį savo auditorijos būtent per emocijas tiesiog. Žmonės yra kažkodėl pikti, jie nori yra kažkokį objektą savo pykčiui, prašau, mėliūtėse savo Porsche, kad tai nieko bendra neįdomu. Suprasti, kad tiesa šioje vietoje, nėra vietos tiesiog, nereikia, tiesos nereikia. Nors vadinasi pravda tas laikraštis toks. Tai šitos mes galime skirti žmonių piktumui, nenorui suprasti ir net norui nebandyti suprasti, kitai kryptingai leidžiasi klaidinami ir patys klaidina. Bet kaip reikia vertinti tuos politikus, kurie šiandieną, kai daugybė vakarų politikų aplinkui ir NATO jau kariniai vadai kalba apie tai, kad Rusija yra grėsmė, tuo tarpu Lietuvoje politikai, kai kurie sako, tai čia, žinokit, iš tikrųjų nieko rimto, dar 5, 6, 7 metai prieš akis, palaukim prezidento rinkimų, tada galėsim pasikalbėti, kas iš tikrųjų mums grėsia arba ne. Čia yra iš tikrųjų, šį galima, aišku, atskiriai šnekėti. Aš esu pats pasakęs tai politikams anksčiau, prieš tai, kad tai pasidarė, kai mada tai išsakyti. Aš sakau, mes turime iki 5 metų, sąlyginai kalbant. 5 metai, mes tai matom patys, mūsų tame vadiname planavime, ką mes veiksim, darysim, pirksim, statysim. Čia yra labai trumpas laikas tiesiog. Sistema labai lėtai reaguoja ir nesistengia greitai reaguoti. Aš ne vieną kartą esu pasakęs tiesiog, kad man net atrodo šis kam truputį gal dramatiškai, bet būtų gerai, kad mūsų Rusija mūsų biškai papultų. Kažkur ten truputį taip jau. Ir parodyti tiesiog, kas yra kas. Mūsų politikai labai nelinki rizikuoti. Absoliučiai tiesiog, kas yra kažkokia lengva, kažkokia populistinė, tai sakyti, tai prašom, bet realiai rizikuoti ir eiti prieš srovę ir užsiimti tais dalykais ir pakankamai griežtai, Nes reikia prisimti atsakomybę. Turėtų būti kokia nors savigarba, ponai ir ponios. За Дона Педро.